mažai kas gali būti geriau šviežiai spaustas apelsinų sultės. Ar mažai kas gali būti geriau? Šampanas. Taksą geria jau antro, trečio buteliuką. Aš irgi dažniau su alum. O, vyno butelis. Nusipirksim kokteilių, prigersim. Svarbiausia per atostogas nepersivalgyt, va, kukliai. Ką čia žiūrit, kai aš einu į vartus? Jaučiu, nefilmavau visą laiką. Taip. Tai ką, skridom į Rodą, aiškiai, savo dvigubų įdegių pasilygint, kur čia jie yra. Dvigubų įdegiai. Tu turi dvigubų įdegių? Ne. Tai ko čia atskridai dabar? Ai, tavo gimtadienis šiandien. Ta proga ir atskridom, ne? Prie vartų atėjus sužinojo, kur skrisim. Aš spėlioju į Prancūziją, gal Italiją, gal ne. Kaip prieš tiek metų taip gražiai sumūrija. O dabar pasisamdai mūrininką ir šleivą kreivą. Kaip suprast? Mano mūrininkas tai gražiai mūrija. Kaip? Ar būtume lietuviai, jeigu neįkištume savo nosies? Man atrodo, kad dar vieni laiptai niekur. Na, tai vienuoliai čia išdyko buvimą, tai tiesiog prisidarė laiptų, ateinam ir ką darom? Bandom įsilaužti. Na ir nieko tu nebepadarysi, visą gerą lipi žemyn. Bet tokia pramoga vienuolių. Negalima eiti, o tu nuėjai už ir vienuolį. Kodėl tu visai Lietuvai rodai? 11 žmonių, kurie mus mato. Kieme po 3 savaičių žolės mažesnės būna negu čia. Ir neimi 6 eurų, ne? 14 amžius. Mūras geresnis negu pas mus namai prieš 30 metų. Osom fantastika. Taigi pietiečiai tinginiai nieko nepadaro. Girdėjau, tu vištos palesinai? Aš? Aha, nes čianai kažkokia vienas sakinėjas. Girdi, ko čia putiesi. Kolegos tai normalus. Prasčiausiai išleisti pirmi 12 eurų. Nu taip. Eisim dabar geriau išleisti. Prikimšim pilvus. Nusipirksim kokteilių, prigersim, nu žodžiu, kokybiškai pailsėsim. A ne, višta? Būtų normalus vaizdas, bet banguotojai papugėlė medį tupė. Aš įtariu, kad čia buvo galima ir kitais keliais atvažiuoti iki taško. Ir jelab, kad leidžiasi su visokiais Hiluxais ir Land Cruiseriai žemyn, tai, na, ne su Fiat Panda turbūt čia keliukas skirtas. Dėmkai mūsų nukirto. Važiuojam link taško ir abu jaučiam, kad pareina miegas, tai kažkur miške sustojom. Pamiegojom šalikeliai. Padarysim keletą pritupimukų ir judėsim. Einu parodyt buvusias Musolinio vilas. Kažkur čia vidury miškų glūdumų, bet jinai rado įdomesnių pramogų. Istorikė didžioji. Eikš nučiuošk nuo čiuožyklą. Aš ir šiaip nučiuožęs. Įsisekti saugos diržą.
Negi Musolinis pats lipdavo šitais laiptais. Ten va dar kažkokie žmonės straglina truputį užlipti. Matau, kas nestraglina. Namiegoja posmą. Kažkam reikia kentėt lipant. Užeinam pas Benito. Ši Benito vilą matėm Albanijai, bet ten atrestauruota buvo ir viešbutis padarytas. O čia... Jo. Eina sau, čia kažkada buvo gražu. Jo. Benitas atsikeldavo su geru vaizdu, kai nespręsdavo Italijos likimo. Pietinis gynybinis bokštas. Uždarysiu gintarę čianai. Jaučia? Italijos fašistų lyderis čia kažkada prausėsi. O čia laiptai truputį laiptiškesni. O Jėzu čia. Dar ne pas visus dabar tokie yra. Atsidarai langinės, pasižiūri į varguolius čionai. Kiek visų reikia prirašinėti visiems amžiams, nes visi svarbus. Tas pats antras miegamasis. Na, aišku, kas daugiau gali būti svarbus? Slava, Nataša, Štalina 22 metais. Maladėts esat. Turiu uoslę geriem laiptą. Kaip uola. Ką reiškia FCK PTN? Nežinau, bet geras. Gerai skamba tiesiog. Čia tą svajonių drabužinę? Aha. Visos rubaškės tiltų ir dar vietos liktų. Šiaip žinant tave turbūt dar trūktų ir man reikėtų kur nors kitur kabinti savo rūbus. Taigi čia tik mano būtų, ne tavo. Bet tai kaip parketukas išsilaikęs? Čia 8 metų. Įjung elektrą. Ne, fazės. Kažkaip įtariu, kad koplytėlė. Asmeniškai su Dievu pasikalbėti. Kai daug nuodėmių turi, reikia asmeniškai vienam privačiai išpasakot viską. Tai man išeit, kad galėtum išsipasakot? Turbūt einam atgal. 3 dalykai, kuriuos reikia žinot. Panda, Cross, Hybrid. Vo, mašina vo jo. Na, kad Musolinis jau turėjo čia vilą, tai ir kažkokia italų gyvenvietė buvo. Čia dabar keletas apleistų pastatėlių yra likę. Bažnytėlė, aišku, pasimelst. O bažnytėlė irgi apleista? Ne. Tai kaip jie jaustis tarp apleistų pastatų? Tai matai, va, tikėjimas visada ir visur veda į priekį, šviesa tiesiog. O, būna butelis. Žinot, kaip būdavo praeinami kambariai, čia įeina, čia išeina. Nu, tai čia dar vonė būdavo, kad visi praeidami. Hai pita, hai pita. Einame kitą gryčią, nes čia nei vaizdo, nei kvapo.
Kad Stavinu čia veikia? Draugauju. Ką tu čia? Nieko neplanuoji pasakyti? Oška, oška, oška. Turbūt ažys oška, oška. Svarbiausia prieš einant yra ką padaryti? Užsidėti greičio akinius. Tada labai greitai eisi? Tada suspėsiu su tavim. Sakysiu tau 2 dalykus ir vienas iš kito blogesnė. Ten yra katytė, o tu neturi maistelio. Stovi štai garbinga Kalimos pilies. Turbūt. Ar ne Kalimas čia? Aš tai nežinau. Pakalimo. Pakalimo. Be pakalimo. Kalimo pilis, be pakalimo. Let's go. Aišku, pačiu lengviausiu keliu. Ne? Nu, čia rimtai jokių takų nėra? Tai čia tau nepanašu į taką? Oficialių. Čia oficialiai normalus takas. Yra kas namie? O, kioskas. Ką turim? Griuvėsėlių, lempelėlių, skardžiukų. Viskas kaip Trakų pily. Gerai, berniukai ir mergaitės. Kur čia pasifotkinam? Čia jau čia reikia atsisėst. Nes kaip tik žemyn puikus vaizdas. Kaip pasakaitė. Kodėl visi tų laiptų tiek daro? Įsivaizduoju priešų puolimą. Kur nors ten ateina koks varguolis lanko ir tu žiūri tiesiog į strėlę, šauna ir atgal jinai grįžta, nepriskrydis. Arba visaip negražiai sakajan jau. Ar eitum užimt šitą pilą ir ten tiesiog pajūry, skaidriam vandenį pasimaudytum? Pasimaudyčiau. Literaliai. Visur išeitų, jeigu esi pakankamai drąsus. Bet pasižiūrėjęs galim, ar veikia gyvybės draudimas dar. Tiek metų prabuvo, lango arka laikosi čia. Žiauriai patikimai, bet turbūt kelius šimtus metų stovi su daina. Renkamės tik saugius kelius. Gyvybės draudimas Gensidige. Va, nežinau, ar įrašyti bet kokį draudimą. Kokios spalvos mašinos gali dominuoti čianai? Kai kas eina Švento Jokūbo kelią, o kai kas eina tiesiog Jokūbo kanjoną. Kas čia sunkaus gali būti? Tiesiog pasivaikščiojimas parke. Vau, lipk ten. Ačiū, kad man padedi, viskas gerai. Ką? Ne, tai nieko. Rankos šiuos. Ką reiškia be pirštinių rankos šiuos? Ką tu čia lepi gebelę? Pasižiūrėk, rodyklė rodo čia. Trosas
patikimas. Tik tai lipk. Davai, pirmin. Nu, tu žinai, kad aš galiu. Ja, aš va to ir bijau. Kad tu galvosi, kad tu gali. Ja, Džeikobo kanjonas, vo. Jokūbo. Kalbėk lietuviškai, Jokūbo kanjonas. Čia tikrai buvo verta. Labai gražu. Šitaip čia tik per YouTube mačiau, kaip varo olom, dabar galiu taip pasijausti ir aš. Einam paciltas. Nebijok, tau nieko nebus. Geriausias vietos būna visada nemokamos. Ne dėl to, kad nemokamos, ne? Bet kažkaip šiaip taip sutampa. Neužturistintas geros vietos. Jokūbai, buvai maladėts. Dar viena pilis. Vargdienėlių dienos. Į pilis kapot. Kodėl plokštesnėse vietose nestatė? Vargšai turistai dabar kenčia. Silpnom kojom, dideliais pilvais. Jaučiu, jeigu pasiūlyčiau tau, tai tą varpą ir paskambintum, ne? Paskambinčiau. Taigi neatsilaikytum. Jau galiu? Tai kažkas išdrįso paskambinti varpą. O tu man neleidai. Ir po to klausi, ar aš pykstu ant tavęs. Žiauriai sunku užpykdyti žmoną. Reikia didelių pastangų. Nu, Meteoras bažnyčia. Kiek balų? Kuo toliau, tuo prasčiau. Ten einam. Čia mažiau turistinė gatvelė. Visiškai lauko. Nu, į Lindos Akropolį atėjom. 12 euriukų žmogučiui. Už 2,24. Ja, ir dar pasižiūrėsim, kiek vertės gausim. Kiek čionai istoriškumo išmoksim. Ir dalykų. Radai vaizdelių už kampo. Mirksta vandenį tinginiauja, kai mes čia šviečiamės. Ne? Taigi atvarėm šviestis, nesilsėt. Ilsis tik tinginiai. Degim guminukus. Ne, 3 guminukus suvalgiam, tai reikia dar pavaryti laiptelio. Koks pėstiesiems pritaikytas takas, turistinis takelis. Kaip buvo akmenis, taip ir varyt gali. Ko nesvajonė gyvenimas, čilinis visą dieną, šalia tokių antikinių grožių. Ir dar ateina turistai nemokamai paglostyti, pablusinėti šiek tiek. Žiūrėk, gerai padaryk. Na, čia praktiškai Vilniaus katedra, čia expectations, reality. Na, Gintarė, padaryk gerai fotkę, kad žmonės džiaugtųsi ir dėkotų, atstovauja Lietuvą fotografijos srity. Turiu asmeninę fotografiją kažkur. Jau. Padariau ne vieną nuotrauką tau. Gaila, ne ten, kur prašyti. Tugi mėgsti po daug kadrų fotkintis. Dabar niekas nepriduodat, bet čia nei food, nei drinks negalima, o gersim kavą pasislėpę. Žulikai, nusikaltėliai, bandziūgos.
Cheers. Žodžiu, iki gyvos galvos. Gal ta prižiūrėta išgirdo tavo tą. Ir su švilpuku toje atei švilpt. Ir nušvilps mus. Nušvilps. Lieks išeiti iš čia. Sakys, mysta. Viskas, dar ne viskas. Dar galim išmest. Bajeristai, juodojo humoro vakaras. Šilanskas rūko pavėsi. Už 12 eurų. Nežinau. Geriau negu tas pirmą dieną, bet... Geltonų plytų kelias. Gal juodų, pilkų, antracito. Kokia čia spalva, Gintarė? Pilkų plytų kelias. Gerai atsiėmu žodžius, tai truputį aukštesnė negu šitas duris. Atvažiavom, palyginsim truputėlį savo įdegį, kad neliktų jokių raželių, nepaliestų saulės. Aišku, fantazijose tik tai šitas liksnis, nieką neprifilmuosim. Va, svajonių mašina. Tiechas iki 2.5, užark nors tampy, ką tik natralą 202 bėgus. Ir ačiū 1-2 ir pas jūs kieme. Čia nereikia Vokietijoje ieškoti, nes viskas išpirkta. Geriausi egzemplioriai Graikijai. Cool. Tai Rikupo Life Be Like. Atvarėm prie kažkokio kalno tiesiog, nes ant viršaus yra plytų siena. Na, akmenų kažkokių siena. Ir lipsim į viršų. Papročia. O kodėl lipsim? O kodėl ne? Kas užlips, jeigu ne mes? Tai, kaip suprantu, mūsų keliai truputį išsiskiria, ne? Nes aš eisiu laiptukais, o tu eisi ten patiesumais. Čia yra va. Jo, tai tu ir varyk, gal ten liftas yra. Va. Lituanistė, čia yra va. Žiūrėk, akis. Lituanistė. Čia yra va. Nystė. Tai yra ten liftas ar ne? Yra liftas, gerai. Kas čia per šachtą? Akinis nuo saulės reikia nusimti. Ir dabar bus kaip filme, čia užkrist akmuojama, bus nukalinti. Jo, aišku. Šviesk. Ką tau šviest? Va, mano švietalas va tiek šviečia. Nieko. Yra čia kažkur kažkas. Va. Pabaiga, ne? Ne, kažkas. Ir išlendam vėl ten, kur buvom. Viskas, ekskursija baigta. 50 euros. Ko tu čia ne pagrindinis kelias? Išgrįstas normaliai. Mažom pėdutėm vaikščiot, kaip tu mėgsti. Kaip tu turi tiksliau. O viršui trosai. Galėsi prisilaikyti. O jeigu trosai, vadinasi viskas saugu. Buvo verta? Nu, Kas darnai. ten? Už grotelių. Žibintas. Technologinis stebuklas. Jo, laimėjimas. Žmonijos pažangos simbolis. Tu įsivaizduoji, kokiu pasiuntinuku būtais laikais laiškelį reikia nunešti iš ten kaimelio atvaro ir reikia perduoti žinią, kad pagavo 3 kuojas šiandien. Ir varo čianai kažkur. Arba kai reikia įsimylėjėlių laiškus nešioti. Ai, nu, įsimylėjėliai pradeda rašinėtis ir Katjų žemyn. Ai, nieko, prie kojas mirkau vandenį. Atgal. Na, namas. Tada meilė pradeda nebetikėti. Nebemėgti įsimylėjėlių.
Nu ir užlipom. Ir akmenų krūva. Nu, maždaug pamatėm tiek, kiek už 6 koks eurus Graikijai gaunam. Nemokamas 6 eurų, nemokama 6 eurų vertės patirtis be tako. Į restoraną vakarienės eina su savo taurė. Čia taip prastai viešbutį rūpinasi tavim? Nu, šiek tiek. Svarbiausia per atostogas nepersivalgyti va kukliai. Įsidėjom porą gabaliukų ir viskas bus gerai, ne? Atostoginė dieta. A, grinai. Atvykom į Drugelį slėnį, bet atvarėm čia ne sezono metu, kada drugelių nebus. Aš pabūsiu tavo drugelis. Ja, iš to vikšrelio išsirita į drugelį. Ir nu, žodžiu, pasivaikščiosim po kažkokį gražų parką. Ja, kaip ir sakė Kasoj, kad drugelių nesitikėčiau metų laiko, bet parke gražu. Gerai. Koks pliusiukas, kad esam vieni, visiškai vieni. Ir nuo drugelių vieni, ir nuo žmonių vieni. Ir žodžiu, vieni. Kaip pirštas pastalių. Gerai, čia gyvena šitos rūšis. Jas galima, šiaip tiksliai apibūdina, ką galima pamatyti šiuo metu laiku. Slėniukę. Iš aukštai bėgantis vanduo. Oh my god, drugelį radom, drugelį slėnį radom, drugelį. Tai praktiškai gauni Steve'o Irvingo vardą drugelių gaudytoją. Drugelių gal 5, uodų 0. O taip va einasi. Mokytojas Švytra dabar manim didžiuotųsi. Na, pabaigiam drugelio slėnio maršrutą. Tiksliau nuėjom į vieną galą, dabar reiks grįžti atgal. 3 eurai. Ok. Gera kaina už kiekvieną drugelio rūšį po 1,5 eurų. Žodžiu, krabų slėnis. Viskas normaliai. Birželio vidury gal būtų galima čia lankytis. Viskas, atgal. Go. Kas turi viršininkas? Malonu, kad jūs čia taip noriai pasitraukėt. Tas su varputai pasiruošus buvo užšokt ant kapoto. Naglai žiūri kaip marozėlis šeškinį. Fabose, ką žinau, koks ten rajonas tinkamiausias. Nemokamas parkingas rodė. Pasaka, kad čia angliškai visi kalba, prieini prie pirmo random žmogaus, paklausi, nurodo, kur nemokamai sustot, kur prisidarysim rūpesčių. Nu, pasaka, bet nieko, kada nors nuvarysime kokį Kazakstaną, galės kvadratiniam raidėm gintarę bazarint. Tarp jų vienodą ūgio po 1,50 m. A, ne. Diskutuot. Mano net ne 1,50 m. 1,5 m, 4, su apvalinis 1,5 m. O, buvo atliekta į dar vieną viešbutėlę. Neatrodo, kad šitas pilnai užbukintas būtų. Ir drugelių daugiau negu drugelį slėnį. Na, kur reikia važiuoti. Nemokamai. 2 drugelių rūšis dar neįėjus. Driežai laksto. Labas rytas, mes čia buvom rezervavę. Užmūrytas duris. Malonai. Ant šieno kaip kaime išsimiegoti. Čia niekas laidų nevagė. Kokie dori. Graikų lūteriai. Kvapas kaip ištinykė panašus. Aha. Nesuprantu, iš čia veikia ar neveikia.
Nes toks luptas, nedaluptas. Nu, bet jeigu čiužiniai buvo. Nu, čiužiniai buvo, bet blokeliai tai nuogi kai kuriuose vietose. Gal vienas pastatas buvo veikiantis, kitas ne? Gal. Nelabai čia džiuginančiai atrodo per tas spygliuočius lysti. Bliam. Paukštukų išsigandau. Gražus vaizdas į kalnus. Jūros nesimato, čia kasgi čia važiuos, ne? Bandom ten dar aukščiau. Jeigu galima aukščiau, tai ką mes čia nepabandysim. Atsargiai čia šiek tiek spygliuotų šakelių yra. Nelabai norėtum prasibraukti turbūt. Ne, prasibrėž kojų, nes aš kaltas liksiu. Au. Auč. Au. 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 Blemba, kiek kartų jau su spygliais į galvą gavau. Kai gerulis. Kūrėsi. Sėdi ir važiuoji. Dar gal atbėgs kokie šuniokai, paaiškins mums apie teritorijų pasiskirstimą. Ir tada nešim mieles. Kad kiaušukų neiškabintų. Ja, nes įlipti medį tai nėra daug šansų, ne? Nelabai. Alyvmedį kokį. Alyvmedžio, vaismedžių giraitę. Su grotom, va tokiam kambarį tik ir svajočiau gyventi. Grotuotais langais. Sakyčiau, kad viršutinis aukštas, bet čia dar kažkokie laipteliai yra. Gal ant stogyčio. Ho, 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 terasėlė. Ho, ho, ho. Wow. Visa teritorija. Bet yra pas mus tas genas vogti iš kolektyvinių sodų, ne? Yra. Bulvių pasikasti. Bet mes kaip vaikai ieškam braškių, kokių vyšnių, trešnių. Šiaip, palauk. Pas mus parduotuvėse pilna šitų graikiškų trešnių. Kur jos yra? Tai va, kad aš nematau nei braškių, nei trešnių. Tai jau. Mes norim trešnių. Ką kol kas geriausia radom graikinių riešutų. Tik čiučiu dar panokti jam reikia. Ir figa. Bet nifiga nėra figų. Ja, labai mažytės. Žodžiu, nėra. Nifiga. Ar tu randi figa? Šiandien su viešbučiais ypatingai sekasi. Džiakuzis neveikia, pagrindinis baseinas truputėlį nuleistas. Pats viešbutis toks norėtų turbūt atšviežinimo lengvo. Kad nebūtų liūdna, galėt prisiskinti žiedų. Oleandrų, nunuodyt mane nori. Visada vienas nuodingiausių augalų. Ir visas pakelis visada. Ir visada yra, kas siūlo nusiskinti. Atvykome kur? Į kažkokią 7 spyruoklės. 7 Springs. Nežinau, kas čia bus. Ką tu galvoji? Aš galvau, kad spring tai pavasaris.
Ai, gerai, atvykom į 7 pavasaris. Žodžiu, pasižiūrėsim, kuris iš mūsų čia bus teisus. Ar šis spiruoklių bus ar pavasario. Jo, gali būti, kad tada pėdų masažas lengvas. Klaustrofobom pats gazas žinai, ne? Gintarė nekalba ir išleis sakiniais. Man tiesiog bijau, kad į kokią nors nesąmonę neįlipčiau. Neturėtų čia būti. Bet kojas tai gelia. Man tai ne. Aišku, tai mūsų pietuolė. Ar matėsi šviesa tunelio gale? Ne, dažniausiai matėsi tik telefono žibintų kitų žmonių. Na, bent jau kojas tai tikrai bus numazgotas. Tu pasilenkti, tai ne? Na, truputį. Au, jo. Jo, bandžiau įsitiesti galvą trenkiau. Tai čia turbūt vienintelė, kuriai nereikia pasilenkti. Na, po 5 minučių ėjimo. Išlindom. Nu, paruošk savo susižavėjimo šūksnius, nes čia dabar bus. Wow! 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 Yeah. Amazing. Žodžiu, nerealu. Fantastika. Nepakartojama. 7 pasaulio stebuklas. Galima patiesumais varyti sunkesnių variantų. Arba galima tokių serpantinūko. Mes kai seneliukai, tai serpantinūko. Na, kojas atgyvint buvo gerai. Tik tai tiek ten ir tęsiasi. Gaiva. Darėme tokią instagraminę vietikę. Visa gatvė susodinta eukaliptais. Bais gražiai atrodo. Nu, va čia tiek čia to ir yra. Ir grožio, ir ko. Fotkėse atrodė geriau, ne? Beržų alėja. Net pakrypę viršūnę eina žmonės, bet kogi nepadarys, kad sausainį išvaikščiotum. Negi čia dabar 200 metrų važiuosi iki parkingo. Sausainį, tu sausainį, 2 sausainius. Nu, tau 2, o man tik 1. Ak tu begėdi. Kodėl tie vienuoliai visada jie man kalną reikėdavo? Kažkoks nepilnavertiškumo kompleksas. Normaliai lygumoj pasistatyti gryčią. Ne, išsirenkam aukščiausią kalną vietoviai ir tempiam naštą. Tada turistam tą patį daryti. 40 laiptas. Dar viršun. Ir dar nesimato, kur čia pasmelsim. Geri psicheliai tie vienuoliai. Ką? Sakau, geri psicheliai tie vienuoliai. Čia buvo toks truputį saldesnis. Bet tada mūsų laukia Matenai paplūdimį. Tiesiai, patiesumais varysim. Vienuolynas 10 iš 10. Ne. Ir užlipti panašiai. Damn. Nesistebiu kartais, kad žmonės į Maldyvus varo per ten. Į 1,5 metrą į viršų aukščiausiai užlips.
ką, vėl truputį pasideginsim saulutėj. Tas visokius dirželius panaikinsim. Pirmyn. Pasidžiaugt saulę, kol galim. Vieną vėjačiausių vietų Rode. Prasonysi, paplūdimys, ir susitinka Egėjo jūra ir Viduržemio jūra. Tiksliau, atskiria toks 50 metrų smėlio ruožas šitas dvi jūras. Tai dabar čia, kairiai pusiai Viduržemio, sakyčiau, jūra, dešiniai pusiai Egėjo jūra. Čia aš nebrysiu, tenai galima. Tėvelė bairiai. Aišku, nuo jūros iki jūros pereit gal nėra didžiausias iššūkis. Tai varom dar švyturį užliptai. Tenai, nežinau, matos maži žmogeliukai lipa. Ir mes būsim tie maži žmogeliukai. Einam paskui šitas jaunas damas. Gerai, kad nestatu visai, nes galėtų būti sudėtingas išlepetėm eit, ne? A, ne? Kitu atveju. Bet pagrindas valygus, neišgraužtas, tai patogu eit su tokia avalynė. Pritaikyta turizmui. Užlipom į kalniuką, galvojam, nu jau čia atsivers vaizdas, o čia dar žemyn nusileidžia slėnis ir vėl aukštyn kyla. Ir kažkur ten tikėtina, kad gali man to kalniuko jau pamatyti švyturį, bet ne faktas, taip, čia ne faktas. O, gerai. Nu jau ant kalniuko netiek daug ir trūko. Dar klausimas, ar atsivers švyturys ar ne. Oi, blemba, biškį į šoną. Nedžiugina. Hehe, mes pasiekėm švyturį, mes šaunuoliai, mes jėga, galėsim visada. Jeigu esi ypatingai mažas, gal galiu per tokį įlįsti. Vau. Švyturio prižiūrėtojas, kiksim. Aš per storas, kaip visada, kad įlįščiau. Eik, savo, švyturys. Nu, davai pirmin. Elektros jaučiu irgi nėra. Ne, atviri laidai. Vau. O, žiūrėk, čia kiek visokių dalykų yra. Šiaudelių. Nu, čia kažkas turbūt prižiūri kartais. Bet visą laiką metaksą geria, jau antrą, trečią buteliuką matau. Bet elektros instaliacija tokia sąlyginai nauja. Eik, savo. Mes į gyvenime esam švyturį. Nu, nelegaliai tai tikrai. Tiesiog. Truputį akumuo. Nu, tokio objekto nežinau, nematėm, nežinau, kada pamatysim. Ja, ir lemputė švyturė. Skidelka. Geras. Taip. Eik, tiesa, čia tas švyturys dabar sukasi. Amazing. Ne, tokia vietoj nelabai pabūsim. Čia galima ir į lauką, bet Ką čia žiūrit, kai aš einu į vartus? Aišku. Sutikom rytis, gal nežinau pagal akcentą. Su suknele pana, sako, nelabai bus patogu užlipti viršų čionai. Kalba ta, kuris su maudimke atėjo ir su šlepetėm ėjo apleisti švyturį įlipti. Tai aš sportiškiau. Normaliai, sako, nelabai bus patogu. Viduržemio jūros pakrantė truputį malonesnė. Čia viskas.
Egėja gėjiška kažkokia. O šita kul, bliomba, prisibazarina. No fishing, no swimming. Bet va, jie sau žvėjoja. Ai, nu toks ir žvėjojimas, aš kai neužmeti iki vandens gal niekad nepažeidė. Maladėts, nežino. Ar jūsų šunys gali taip gražiai daryti? Grina rodo basankę. Nereikia ir į Palangą varyti. Einam pasėdėsim ar laiptų. Na, ant Palangos tilto. Gyvenimas ant rato turi savų minusų. Arba pliusų. Vieno kambario butelis. Taip ir trinamės senamiesčio gatvelėm. Stalčiai pilyje Žalgiris, o čia garbingiausi vietai prie Juventus šalikėlio, sports barelį. Mažai kas gali būti geriau šviežiai spaustas apelsinų sultės. Ar mažai kas gali būti geriau? Šampanas. Čys. Mokiniam po to rodai tokius dalykus. Čia reklamose tik 300 dienų per metus saulė šviečia, bet atvažiavim ir būtinai iš tų šiam 5 dienų pasitaiko kažkurios, kur lietus lyja.